jau vandens aplinkui vis daugėja, apsupti iš abiejų pusių ir turbūt akivaizdu, prie ko mes čia artėjam. Flamingų čia kiek daug. Geras. Tai bevažiuojant dar išalkom, tai greitai staptelėjom prie tiesiog parduotuvės Lidlo, pasidarėm vakarienės. Šiandien vakarieniai mėsos kukuliai su makaronais ir kažkokiu bolonezę padažu. Dar pasiskambinau mamai, nes šiandien mano mamos gimtadienis. Dar kartelį ją sveikinu su gimtadieniu. Ir dabar jau atlikus visas pareigas, galim lėkti toliau. Laukiu, nesulaukiu Venecijos. Valio, radom vietą. Šiek tiek galvojom, kad savaitgalis, tai gali būti nemažai kemperiukų, plus šita aikštelė, palyginus, nedaug kainuoja 18 eurų parai, bet turėsim ir dušą, ir visus kitus kemperių reikalingus servisą atlikti dalykus. Labai pasisekė, liuks. Galėsim išsimaudyti ir rytoj švarus eiti į Veneciją. Labas rytas. Rytas ankstyvas, nes atsikėlėm prieš 9 ir dabar yra 9 ir mes jau važiuojam į Veneciją. Kaip mes taip anksti sugebėjom, tai tiesiog nepusryčiavom. Papusryčiausim Venecijoje ir lekiam su autobusu dabar iki Venecijos. Na ir štai, pirmas tiltelis. Pirma gondola pamatyta. Oi, kaip dabar viskas, kol šviežia, kol tik įėjom, viskas taip gražu. O štai ir pusrytukai. Aišku, be kažkokio vaizdo ypatingo. Eilinę kažkokią kavinukę susiradom. Papusryčiauti tiks. Ir tada jau galėsim apžiūrinėti Veneciją sotus. Ir pagrindinė San Marko aikštė. Oi, kaip gražiai. Beje, kai praeitą kartą buvau, prieš tos pačius 12 metų buvo renovuojama. Tai šitą grožį matau pirmą kartą. Štai ir vandens policija, žinoma irgi su valtimis. Ar mums vieniems atrodo, ar čia beveik visi bokštai kreivi? Nu, kreivas, ne?
va taip atrodo greitosios valtis. Na gerai, jau nufilmavau, kad žmonės į valtelę nelipa, reiškia viskas uždaryta, nieks čia nedirba, neveikia, nieko nepavyks pažiūrėti. Ir apeinam pastatą ir žiūrim, kad gal visgi čia veikia. Žmonių yra, bet kažkaip abejoju, kad pavyks toj valteliai pasėdėti. Tai žymusis Venecijos knygynas, kur nežinau, ar žmonės ateina pirkti knygų. Labiau ateina pasižvalgyti, pasifotografuoti, nes šis knygynas yra toks šiek tiek išskirtinis. Ant įėjimo buvo net parašyta gražiausias pasaulyje, bet, su to gražiausias, žinot, labai sunku įvertinti. Ir dar viena pagrindinė priežastis, tai jo galima nusifotografuoti įlipus į valtelę. Deja, valtelė yra sulūžusi. Čia yra tiesiog knygų krūva, ant kurios milžiniška eilė, kad nusifotografuoti. Nežinau, ar čia kažkas ypatingo, bet žmonės atvažiuoja čia dėl to. Tai atėjo laikas pavalgyti, o valgysime tokioj irgi šiek tiek žymioj vietoj. Ta galiu jau iš karto pasakyti iš čia esančių ir nuotraukų, ir komentarų, ir priklijuotų pinigėlių, ir kiek čia visko daug. Šiaip įprasta makaroninė, kurioje gali pasirinkti makaronų formą ir su kuo bus tie makaronai. Gamina tik išsinešimui. Bet matau pagal atsiliepimus, kad ši vieta labai jau populiari, tai paragausime ir mes. Litų turbūt nerasim. Kadangi nėra kur ten valgyt kaviniai, tai su tokiu vaizdu valgysim. Tiesiog ant laiptų, nes kavinėje nėra kur atsisėsti. Bet svarbiausia, labai skaniai. Aš jau paragavau, be proto skanu. Labai rekomenduoju pasiimti su grybais ir vištiena, jeigu mėgstat grybus. Jeigu esate kaip Deividas ir nemėgstat grybų, rinkitės kitą skonį. Jisai išsirinko su krevetėm. Sakė taip, ne taip skanu, kaip mano. Man labai pasisekė. O čia ir šiukšlinė valtis. Išvežanti šiukšles. Kaip tik pavalgius, ieškojom kur išmesti ir taip mažai šiukšliadėžių. Pusę miesto apėjom su tom šiukšlėm ir paskui sakom, iš tikrųjų tai šiukšliavežė su mašina neprivažiuos, paskui neišveš, čia jau reikia kažkur ieškoti netoli vandens, tam, kad paskui lengva būtų išvežti. Tai galiausiai radom. Garsusis tiltas, tik tais šokoladinis. Kaip gražiai. Buči, nežiūrėk. Rūta norėjo pažaisti, o šuo iškart pas mane atbėgo. Mūsų laikas Venecijoje jau senka. Po truputėlį jau grįžinėsim namo. Bet gal šiandien ir užtenka, visai nemažai mes čia apėjome. Miestas be mašinų turi savų pliusų. Labai pasijautė, kad kaip negaliu sakyti, kad mažiau triukšmo, bet nėra mašinų, motorolerių, triukšmo ir tos sumaišties. Žmonių tikrai daug, čia kitaip ir nebūna,
Bet bent jau pailsėjom nuo mašinų, užtat prižingsnevom jau beveik 20 km. Miestas nėra toksai didelis, ne, bet kad apeit visas gatveles, visur pasifotografuot, laiko reikia skirti. Taip pat šį miestą galėčiau vadinti vienu labai dideliu labirintu, kuriame tikrai nekartą pasiklydome. Na, bet kai turim laiko, neturim kur skubėti, tai pasiklysti, pasivaikštai per aplinkui, eini per kažkur kitur, tai pliusas, kai nereikia niekur skubėti, išvaikščiojom puikiai visas gatveles ir tikrai labai rekomenduojam, labai išskirtinis miestas, tiek man, tiek Deividui labai patiko. Beje, jeigu nežinote, tai Venecija turi savo miesto mokestį. Šiomis dienomis, kad suvaldyti srautus, būtent šiomis dienomis, čia pagrindai yra savaitgaliai, šventinės dienos, reikia susimokėti 10 eurų įėjimo mokestį. Mums netyčia pavyko jį išvengti, nes čia stovėjo žmonės, kaip ir priejo prie vienų, priejo prie kitų ir tada mums jau nebeliko žmogaus. Mes nežinodami tiesiog praėjom tiesiai, o paskui einam ir kalbam. Čia turbūt buvo tas mokestis, čia mes pas tuos žmonės turėjom susimokėti. Vienu žodžiu, mes netyčia taip išvengėme, bet šiaip jeigu važiuosite šiomis dienomis, kurios išvardinta, jos yra ir internete visur išvardintos, tai turėkite omeny, kad gali iš jūsų paprašyti miesto mokesčio, susimokėti miesto mokestį, o kitaip ten visai šiaip didelės baudos. Jo nesusimokėjus, tai būkit atsargus. Na, o mes jau prie stoties ir važiuosime atgal prie kemperiuko. Mes jau išvažiavom iš Venecijos, važiuojam į nakvynės vietą ir turėjom čia dabar tokį įvykį. Nu, viskas gerai, mums tai viskas gerai ir tikėkime, kad visiems aplinkiniams bus viskas gerai. Bet mes važiuojam ir prieki mūsų mašina labai stipriai iš šonų sukinėjo ir kelis kartus į priešpriešą išvažiavo vos ne kaktomušą. Kelis kartus į kelkraštį, nu jau tikrai matom, kad bus arba girtas, arba, nu, nesveikuoja žmogus, tikrai neadekvačiai elgias kely. Jau ir aš Deiviui sakau, laikykis atstumo, jisai tikrai tuoj kokią avariją padarys. Skambinam į 112. Visų pirma, reikėjo laukti kokią minutę, kol atsilieps. Nu, mes jau, kaip ir matom, mums nebepakeliui, bet mes jau sekam tą mašiną, nes mums reikės paaiškinti, kur mes esam. Galiausiai atsiliepė, angliškai nieks nešneka. Rado dar po minutę žmogų, kuris šneka angliškai. Angliškai aš jam aiškinu, kas yra. Jisai tokia laužyta kalba. Tai ambulance, police or firefighter. Nu tai sakau, police turbūt. Country. Sakau, Italy. Kauti, nežinau, kad aš... Yes, and... sakau, city? Yes. Sakau, nu, mes jau už Venecijos. Sako, okei, Venice. Ir nu, pradėjo pipsėti telefonas, kad mane turbūt jungia su Venecijos jau čia policija, nes esam tame regione. Sulaukiau tos regioninės jau policijos. Sakau, sveiki, kad šnekat angliškai. No, italiano. Oi, sakau, pradėjau, bandžiau kažką, sako, no, italiano. Vienu žodžiu, niekaip mums nepavyko išaiškinti, angliškai visiškai nešnekėjo čia ta vietinė policija. Nu, tai ką mes ir galiausiai jau beveik pametėm tą mašiną, jau mums čia visai nebepakeliui, sakom, nieko nebepadarysim. Palikom taip, kaip yra, aišku, liūdna, norėtųsi, nu, tikėkime, kad viskas baigsis gerai, gal pargrįžtas žmogus namo ir tikėkime aplinkinių nesužalos, bet važiuojam ir kalbam, nu, nepalyginsiu su Lietuvos darbu, visų tarnybų, nu, kaip diena ir naktis. Tikrai ir greitis visiškai skiriasi ir kiek žinom, ką patys tikrai esam nekartą kvietę, mūsų policija tikrai kuo tiksliausiai žino, kurioj vietoj mes esam, nes aš bandžiau paaiškinti pirmiesiams pareigūnams, kur mes esam, bet nu, jie visiškai, taip suprantu, nemato
nei kuriam mes regione, nei kuriam mieste apskritai. Tai va, tik tiek norėjau pasakyti, kaip gerai dirba mūsų tarnybos iš tikrųjų ir kad dar turi kitos valstybės iš mūsų ko pasimokyti ir mažiau gal kartais skųskimės ir būkime dėkingi už tai, ką turime. Labutis, turime kiek liūdnų žinių. Greičiausiai keičiasi mūsų planai dėl Graikijos. Nu, čia man liūdniausios žinios. Nu ir visiems, kam balsavo už trečią variantą. Tai mes jau išvažiavom iš Venecijos, keltis su keltu mes jau taip ar taip neplanavome. Visgi pasiskaičiavome, kad su keltu keltis iki Graikijos kainuotų beveik 700. Jeigu jau taip ten viską įskaičiavus, visas kajutės, kemperių ir panašiai. O su mašina kainuotų apie 2-300. Tai dvigubai pigiau. Šiaip pagal laiką, kas keiščiausia, irgi gaunas panašiai, nes keltas plaukia 27 valandas. Jeigu taip važiuoti iki Graikijos nesustojus, man atrodo, 22 valandas. Nu, bet aišku, tiek neišvairuosim. Aišku, kad važiuotumėm su sustojimais. Na, bet vis tiek tai kokios 2, na, net neskubant 3 dienos. Ir dar prie viso to praneša visą savaitę lietaus. Tai sakom, tada tikrai, ką mums ten nuplaukus laukti lietaus ir dar sumokėjus didelę sumą, ar tiesiog pigiau važiuoti ir išnaudoti tas lietingas dienas. Tai jau kaip ir susiruošėm važiuoti iki Graikijos. Bet pradėjom nuo gegužės 3, čia prieš Veneciją, jau pradėjom gauti po truputėlį žinutes žmonių, kurie matė, kad mes ruošiamės į Graikiją, kad ar matėme pakeitimus dėl įstatymų. Ir mes patys pradėjome googlinti ir iš tikrųjų Graikijoje yra labai dideli pasikeitimai būtent nuo gegužės 1 dienos. Apskritai nuo sausio Graikijoje yra labai stipriai sugriežtinta, kemperių visas parkavimas ir panašiai, yra padidintos baudos ir labai sudėtinga keliauti su kemperiu. Bet nuo gegužės 1 yra išleistas toks įstatymas, kad kemperis apskritai negali stovėti ne kempinge. Tai yra net prie parduotuvių, kavinių, apskritai jis negali stovėti niekur. Realiai, jeigu tu nori keliauti su kemperiu, tu turi iškart tiesių taikymų važiuoti į kempingą, ten palikti kemperį ir jau tada keliauti kažkokiu viešuoju transportu arba pėstute. Tai va, tokie yra pasikeitimai Graikijoje. Mes pradėjome žiūrėti ir visus YouTube'o video, prisijungė čia Deivis ir prie daug Facebook'o grupių, kur keliaujantis žmonės į Graikiją ir prie visokių kitų kemperistų grupių. Tai dar kol kas stebim, kokia situacija, dar kaip ir pilnai neatšaukiam to varianto, bet manome, kad kol kas vis tiek judame link Graikijos, gal labiau link Juodkalnijos, na, vis tiek viskas pakeliui. Ir tiesiog stapčiam visose vietose, kuriuose ir planavome sustoti, tiek Kroatijoje, tiek Juodkalnijoje. Na ir po truputėlį stebim, kokia ten ta situacija, ar tikrai ten viskas taip griežta ir ar tikrai ten gal dar atsiras kokių pakeitimų. Tikėkimės. Nes kol kas tai atrodo, jog, nebeįmanoma keliauti Graikijai su kemperiu. Matėm va ir video žiūrėjom, galiu pridėti tiesiog kitų youtuberių video. Jiem nemažai pasakoja apie visą situaciją Graikijoje susiklosčiusią, nes, kaip supratau, jie patys dabar Graikijoje. Tai liūdnos labai žinios. Žiūrėsim, kaip čia bus, bet nelabai ką galim prižadėti. Tai tiesiog judam iš lėto link Graikijos ir žiūrėsim kelionės bėgyje, ar kas nors keičiasi ar ne. Tai va tiek. Visiems labutis, audra pralaukta, na tokia, tarkim, audra. Iškart po Venecijos
Mums beveik visą savaitę pranešė lietų nuo pirmadienio iki šeštadienio. Tai mes jau nusiteikėm, kad užsibarikaduojam kemperyje ir tiesiog pralaukiam, nes audra buvo pranašauta per pusę Europos beveik. Bet galiausiai taip ilgai neužtruko, šiandien yra ketvirtadienis, tai pralaukiam 3 dienas. Lijo beveik nuo ryto iki vakaro, beveik visas dienas. Na, bet daugiau pamontavom, daugiau namuose pasitvarkėm. Ir dabar jau esame mieste, kuris, manau, kad paskutinis Italijos miestas, nes yra gan įdomioj vietoj, apsuptas visiškai Slovėnijos ir mūsų jau toliau laukia Slovėnija. Tai kaip ir atsisveikinant su Italija, dar užsukome į miestą, kuris vadinasi labai keistai, Triestas. Ir dabar jau vaikštinėjom, grožimės šiuo miestu, kuris yra su šiek tiek tokia įdomesnė istorija. Jisai priklausė labai daug kurioms šalims, ir dabar labai keista, kad priklauso Italijai, nes toksai nutolęs nuo Italijos. Todėl pasigrožim Triesto architektūrą ir lėksim toliau. Na, o kodėl šio miesto įdomi istorija? Nes jisai nemažai laiko priklausė ne tik kad Slovėnijai, Italijai, na, matosi pagal žemėlapį, bet ir Austrijai, dėl ko čia yra pasilikę labai daug austriškos architektūros pastatų. Tas tikrai labai matosi vaikštant, tai visai verta apsilankyti. O kadangi jau atsisveikinam su Italija, tai dar kartelį valgome pizzą. Sakom, gal šiek tiek atrodo, kad mes čia tik tas pizzas ir valgom, bet mes sėdėjom namuose 3 dienas ir visas 3 dienas aš gaminau valgyti. Štai, įrodymai. Specialiai nufilmavau tau, mama, kad matytum, kad ne vien greitą maistą valgom. Na, o dabar jau norėjusi pizzas, pamatėm čia tokią kavinukę su milžinišku pečium, kur kepa pizzas. Tai paragausim pizzą iš Triesto. Tikiuosi, nebus tualetas Ar tai bus skaniausia pizza mano gyvenime? Tadam! Su čipsais pizza. Tokia excited. Tokios pizzas ir turėtų būti visur. Bet spėjom ragauti. Mes jau grįžom iš miesto, pasivaikščiom. Juokina, sako, kad grįžom iš Triesto, bet čia nieks nenutriesta, bet nejuokinga jau visiškai. Tai va. Kaip ir jau šiaip minėjau praeitame video, iš tikrųjų gal šiek tiek esam persisotinę nuo miestų, gal dėl to tiek jau ir nebesimėgaujam daug, bet iš kitos pusės, kad važiuoti į kitas šalis, į Slovėniją iš pradžių, tada Kroatiją, tai mes taip ar taip pravažiuojam šitą miestą ir tiesiog jį neužsukti ir nestaptelti, irgi būtų šiek tiek keista. Dėl to mes kartais važiuojam į miestą ir taip, vaikštom kaip ir šiek tiek per jėgą.
gal ne tiek mėgaudamėsi, bet dėl to, kad nemanom jau, kad kada nors čia grįšim ir jau kadangi čia esam prie pat, tai ir pasivaikštam. Tai tiek, lėksime toliau.